Tūkstančius metų. Taip, dabar tada pradedam jau rimčiau. Pirmas dalykas. Tai, kas voliojasi pas mus po kojom, lietuvių kalba. Tokia vertybė. Tikriau sakant, po liežiuviu kiekvienam mūsų lietuvių kalba. Tai va, kas yra tokia kalba? Ji turi tarmes. Kaip žinot, va, dzūkai čia kažkur yra, žemaičiai, aukštaičių vairios tarmės yra. Paskui dar anksčiau atskilo slavai, irgi mūsų tik tarmė. Dar anksčiau germanai visi, dar anksčiau ten lotynai, graikai, giminaičiai ir indai prieš 5000 metų, čia kažkur vidury Europos, pradėjo skirtis, jie eina į rytus, o mes likom šitoj pusėje. Petrą muša Jonas. Muša Petrą Jonas ir taip toliau, man kai kurio kiek nori. Bet jeigu angliškai arba vokiškai pasakysi, tvarką sukeisi, bus neaišku, kas tą muša. Reikia būtinai, kad jeigu nori, kad Jonas muša, tai veiksnys, paskui tarinys ir paskui kaptis daro. Ir tik šitai. Jeigu sakyti, net iki tas, reiškia taip. Nu, lotynų kalba reiškia, tai čia buvo 20 amžius. Prieš 2000 metų apmirė mūsų dar viena tarmė. Lotynų kalba. Ten yra 5 linksniai, apmirėtas kažkaip. Lietuvių kalba turi 10 linksnių. Sakysime, tik 6. O vietininkų yra 7, kuris vadinasi šauksmininkas. Jonai, Petrai, Marytė, čia dar atskiras linksnis, matome. 7 ir dar 3 vietininkai, ten Miškan, Velniok, vis vietininkai, Namietė, sakysime, namie dabar sakom. Čia likučiai dar tų linksnių. Sanskritas ir lietuvių kalba pasidarė pačios seniausios. Bet, kai sulygina su sanskritu, gaunasi keistas dalykas. Mes kalbam, tarsi būtume anglai, bet prieš 5000 metų. Tokia mūsų sena kalba. Taip sakant, pagal mūsų kalbą, mes kalbam tokiais tarsi laikais, kaip nepakitus mūsų kalba, kaip Cheopso piramidė, taigi tada tik statoma ir mes. Taip sakant, 5000 metų senumo dalykai tiesiog po kiekvieno mūsų liežiuvių voliojasi kasdien. Ir visos šitos ir kitos mūsų tarmės atskilo anksčiau ar vėliau, tai šiandien, tai ten. Ir žodžiu, pasikeitė tos kalbos gerokai, bet jos visos yra gyvenamos. Tokių net 12 šeimynų yra. Tai kaip sakiau, germanai. Tai germanai, tai čia ne tik vokiečiai, bet ir Niderlandai, visi skandinavai, danai, islandai, kokie tik nori, anglai, anglosaksai, arba romanų kalbos, tai nuo rumunų iki pat lotynų, prancūzai, ispanai, panašus, irgi labai panašiai mums suprantama ispanų kalba. Ir graikai giminaičiai, ir sanskritas taip pat giminaičiai, o slavai paskutiniai atsiskyrė nuo mūsų. Tiesiog prieš 1500 metų. Jeigu 2000 metų atgal, tai slavų kaip tokių nebuvo. Kalbėjom, kada kalbininkai sakytų baltos slavas. Dabar žodis baltai, ką reiškia? Baltais nori pavadinti visas artimiausias tas kalbas su lietuviais. Lietuviai, latviai, prūsų buvo, jotvingių kalba buvo, žemaičių dabar yra dar panašios visos kalbos, kuršių kalba, visos tos kalbos yra baltų kalba, aš sugalvoju pavadinti naujoviškai, 19 tik amžių. Bet jeigu išgirsit žodį baltai, tai neįsižeiskit. Čia ir mokslininkų išmislas dėl kalbotyros. Bet dabar, kaip šitos kalbos kilo? Tos kalbos kilo taip. Vienos pasidarė kentuminės, o kitos sateminės. Ką reiškia kentum? Tai yra tas lotyniškas žodis centum. Kaip? O satem, kentum tai reiškia 100, jo lotyniškai. Satem reiškia 100
indiškai, nu, sanskritiškai. Kentum sako. Va taip, va tokia porelė pavyzdžiui. Tai vienos kalbos, jeigu ta pati šaknis, vienodas žodis, giminaitis, pas vienus yra K, tai pas kitus Š, S, kažkas panašaus. Jeigu pas vienus G, tai pas kitus Ž arba Z panašiai. Ir taip gražiai, tvarkingai, tai 12 tų šeimynų kalbų dalinasi tai 10, tai kentum, tai sakė. Dalino, žiūri. Lietuviai sako 100, vadinasi, septyninė kalba. Bet paaiškėjo, tai iš kur tai atidžiau pažiūri. Šitoj kalboj yra ir kentum ir sakėm. Ir tie patys du žodžiai. Tai va, čia aš pradėjau rašyti. Gardas, akmenys ir ašmenys. Ir tokį vaizdu, kad pirmi ašmenys, du akmenys, per tik nagai, ne? Kaušas, šaukštas. O kaip sakyti teisingai, gnaibyti ar žnaibyti, tai jau čia niekas negali paaiškinti. Abu žodžiai labai tinka. Ir čia ne šiaip savo atsitiktinai viena kita žodis, bet va čia dabar prasideda, reiškia, visa litanija. Ir tai jūs pamuos nebe, tai jūs tų porų rasite vis daugiau ir daugiau. Vat ką aš nemiegodamas radau. Vandenvardžiai, pavyzdžiui, tai labai seni žodžiai. Gelva, čia Trakų ežeras, ir Želva greta visai, tam iš 10 km. Gendis ir žandis, nu tokie kabliai, vienam suskrydai. Taip. Lygė ir lyžė, viežvė, taip. Vat. Žentas ir gentis, reiškia giminė, vėžė, kai kalbėsi su G. O dabar žiūrėkim su K. Nukauti ir nušauti. Dabar jau čia mes sukam galvas. Jeigu nušauti, tai su šautu, o nukauti, tai išvis nužudyti kažkokį, bet kokiu būdu. Tai pradedam skirti prasmes. Bet abi poros žodžiai yra gyvi, tai. Toliau. Kink, net tai taip nurašiausiu, kinka šinka. Arba kernius, kernavė. Ir kernius ir šernius. Irgi galima sakyti. Abu vardai yra tokie. Kūdas ir Kūdas. Irgi tinka. Abu du matot. Ir prasmė teisinga. Viskas lietuviška. Kaupti. Kaupti. Matot, kaip gražu. Nu va, koks nors, kodėl vyrukas šitas šaunus? Todėl, kad jis kaunus, kad jis moka kautis. Tais laikais, kada kryžiuočiai buvo vaidiniai, šaunumas ir kario sugebėjimas kautis visada buvo tos savybės. Va. Arba dabar sugėję. Žirniai, ir atrodo, kad girnos, jeigu iš tas pačias, kas reagavo žirnių džiovintų, tai aišku, be girnų neįmanoma įkasti, kaip akmenų. Turbūt, kai tik atsirado žirniai, tada jau atsirado ir girnos mūsiškiai. Pirmiausia, žirniams trinti. Tai va, žynys ir gynys. Ginti ir žinoti. Kas žino, tas gina. Na, tokie giminaičiai, tokie tolimesni. Žvėris ir vėra, koks nors vardai mergaičių. Giedrė ir žydrė. Kad jie įkaitaliuojasi, bet čia labai paprasta kalboti ir panašiai. Taigi, tai čia viena tik tai mūsų lietuvių kalbos paslaptis. Ir tik šita kalba yra tokia. Ir tada kalbininkai jau pradėjo kalbėti, kad prokalbė visų europiečių, kurie kalbėjo tie pirmieji, prieš skirstydamisi į 12 šeimų, kalbėjo jie labai panašia į kalbą, kurią dabar dar kalba lietuvių. Nu, ne visai, nors pasikeitė ir lietuvių,
bet mažiausiai jinai pasikeitus, jinai saugo visų šitų kalbų šaknis. Ir beveik visos šitos kalbos visuomet galima paaiškinti iš lietuvių kalbos. Labai gerai. 20 tomų po 1000 puslapių, toks žodynas yra lietuvių kalbos žodžiai surinkti. Dar ne visi. Dar 3 tomus reiktų išleisti, ir duoti pinigų gali kažkas. Tai būtų 23 tomai. Tai yra 500 000, gal daugiau žodžių. Ir visi šitie žodžiai kažkur iškeliavo, pasikeitė, kaip panašiai. Trupučiuką dėl Indijos. Vat yra tokia frazės net, kurios krenta į akis. Akinių pasinaudosiu. Aš paskaitysiu jums indiškai, o jūs man dar išversite. Devas adaptatas, Devas dasyati danas. Girdėjot kažką panašaus? Tai įsivaizduoju, danas. Danas yra pas juos, o pas mus duona. Nuo veiksmažodžio duona. Dievo duotas. Ir tokių frazių ir tokių visokių indiškų žodžių giminaičių galima prirankioti daug. Nežinau, verta čia, nes dar turim labai svarbių kalbų kitų. Na, o trupučiuką. Pavyzdžiui, avis. Pas mus avis. Kirtis pasikeitė, matome. Ošta. 8, ne? Patys. Višų patys. Taip. Hamsi. Kas galėtų? Žąsis. Žąsis. Arga. Alga. R ir L tai kaliojasi. Ir jūs tikriausiai girdėjote tokį žodį šambala. O lietuviai valstiečiai, kaip rudenį, daro sambarą. Samburį. Samburį. Visiškai tas pats. Šambala reiškia susirinkusi daug vienoj vietoj, tautai kokiai daryti. Nu va. Madu. Medus, nu ką čia, asti, veisti, agnis. O, šios kaip. Ugnis. Ir agnis toks yra dievas. Tai yra tas, kuris negyvena ugnyje ir būna pasiuntinukas pas kitus dievus. Daugiausia pas Mitra Varūną. Porelė tokia. Mitra toksai karys, o Varūna vandenis toks. Ir agnį, reiškia, užkuria. Agnį mes pamaitinam sviestu, o ten karvės dar duodavo anksčiau, dabar nelabai jį. Bet sviestą jie išvirindavo ir tas, negesdantis sviestas. Ir mesdavo taip va, ant ugnies. Šitai ir šitai. Ir gaudavosi svastiai. Bet kaip lietuviai tą sviestą, žodis sviestas ir veiksmažodis sviesti liko, čia taip pasvarstys. Kad jis tas žodis sviestas yra labai savas. Nors atrodė, kas čia. Va. Dabar brata, ar tai bratarėlis, brolis reiškia, kas čia dar. Nu, vilkas, dievas, tai čia dievas, ir čia labai paprasta. Loka, erdvė, pasaulis, laukas. Ir panašiai. Tai vat, visos kitos kalbos telpa, tai šitą gentam sako. Ir jeigu jau baigiant kalbos kalbą, tai vat yra tokius Olegas Poliakovas, rusas, atvažiavo į Lietuvą, į Vilnių įsimylėjo tiek lietuvių kalbą, kad viską trenkė ir dabar yra universitete dėstytojas. Jis parašė labai simpatišką knygą Pasaulis ir lietuvių kalba. Tai čia su visom tom kalbom palyginimai, veiksniavimai, veiksmažodžiai, kas pasikeitė, kiek pasikeitė, kodėl pasikeitė, ko trūksta, kas per daug, taip toliau, taip toliau. Tai būna ir taip, kad lietuvių kalba irgi praranda.
jau paskutinius 400 ar 500 metų lietuviai nieko daugiau nedarė, tik tai kratėsi nuo savęs, nenorėjo būti lietuviais. Ypač jeigu tu šiek tiek inteligentas, o dar ir bajoras, nu tai tu tik gaidavų užliekti, daugiau niekas. Arba sarmatas, ar dar kažkas. Vienu žodžiu. O tas, kuris kalba lietuviškai, tai yra mužikėlis, baudžiauninkėlis, žemiausias sluoksnis, tik 400 metų ir buvo dugne. Tai vat. O iš tikrųjų, mūsų istorikai iš dar negali paaiškinti kelių dalykų. Pirmiausia, kas čia atsitiko, kad taip lengvai mums pasisekė sąjūdis šmakšt ir nesuvažiuoti, kokie esame, mandai. Bet 19 amžiuje tiek Amalovas, tiek tų sukilimų, kad atsimenat buvo, ir pirmas po padalinimo, ir antras 31 metų, 63, ir visą laiką murdė mus ir murdė. Net smetoniška Lietuva taip pat buvo sutrypta, nors jau kažkas buvo. Suprantat, paskui 50 metų sovietinis, jau šis tas, nors šunsnukių buvo pakankamai, tai reiškia pačiai valdžioje mūsų, visus neiškim priekį, pavyzdžiui, ir panašiai. Bet dabar tai už visus stebuklai kažkokie. Negali paaiškinti istorikai. Istorikai negali paaiškinti dar yra dalyko. Kai buvo laimėtas Žalgirio mūšis po 200 metų, kai nuo Algirdo pradėjus, paskui visi iš eilės Vytautas taip pat, galutinai sutriuškino aukso ordą ir mongolams atmušė norą veržtis į Europą, uždarė, išgelbėjo Europą, reiškia, po 2,5 metų mūšių įsitvirtino valstybė nuo jūros Baltijos iki Juodosios jūros. Vidinė upelė, tokia kaip dabar mūsų Nemunas, arba Neris, tai Dniepras buvo pagrindinė mūsų upė. Centrinė upė. Nu ir, vienu žodžiu, viskas tvarkoja, nugalėjo, susitvarkė, ryšiai užmegzti, prekyba fantastiška, galimybės milžiniškos. Ir staiga kažkodėl Liublino unija, paskui smuko, byrėjo ir kaimynai išdraskė visiškai šitą valstybę. Nors turi atrodytų visai palyginus, tik tai gyvenk ir žvenk, kaip dabartinė liaudis pasakytų. Ir kas reiškia, vietoj senųjų lietuvių žynių atsirado Lenkų kunigai, tarp kitko ne patys geriausi čia atvažiuodavo, tik taip pasipelnyti iš Lietuvoje, krikštyti nematai, nemokėjo nei lietuviškai dažniausiai. Lenkų kunigai kaip žyniai didžiausi pasidarė. Vienu žodžiu, tų žynių vadovavimas prarastas, bajorai ir didikai net susiplėkė. Iš čia važiuojat pro Vilnių, į Vilnių, važiuojat pro Valkininkus, tokie laukai dideli. Galite įsivaizduoti, 1701 metais ar 700 metais. Didikai, iš vienos pusės Sapiegų kariuomenė, iš kitos Radvilos ir visi kiti. Tarpusavį kariauja. Įsivaizduojate? Dvi galybės iš tikrųjų, tai ne tik Radvilos, ten 13 kilmingųjų, kas mus buvo giminių ir visi turėjo savo armijas. Ir visos šitas armijas sutriuškino Sapiegas, o Sapiegos buvo dideli valstybės žinovai, ten Lietuvos statutų autoriai, tvarkytojai, taip toliau, susiplėkė. Prieš tai jau darės irgi baisus dalykai. 18 amžiuje dar blogiau, taip toliau. Kodėl? Niekas negali paaiškinti, istorikai. Istorikai negali paaiškinti, iš kur išlindo ta Lietuva. Mindaugo laikais. Mindaugas, Gediminas, Vytautas ir taip toliau, ten Jogaila, iš raistų, iš nieko. Bet jie dar atsuktų kiną prieš 500 metų pradžia to amžiaus, mūsų eros. Pirmieji amžiai,
Marija Gimbutienė pasakė Vilkaus lentelė. Baltų aukso amžius. Eksportuojam gintarą, mūsų kariuomenė vaikšto po visą Europą, lankosi Romoje, jeigu reikia, užeina į Ispaniją, Ispanijoje lieka, ten galingų dabar pilna pavardėm tokių kilmingųjų ir taip toliau. Čia ne Statkutė Jerusalės, tokia paprasta, Tolbutė kalbėjo. Tai kalbėjo akademikas Topolovas, Vladimiras Topolovas, didysis mokslininkas, rusų. Nustatė, kad Ispanija pilna, vienu žodžiu, baltiškos kilmės, kilmingųjų pavardžių. 50 giminių vien tik tai galindai. O tie galindai dar minimi antram amžiui. Bizantijos imperatorius vienas, aprašinėdamas šitus kraštus, kur čia mes kaip tik nuo Dzūkijos, pakučiu, kada piečiau, link Karpatų, tai rašė, kad čia yra dvi tautos – Sudynos ir Galindos. Taip, Suduviai ir Galindai. Taip nustatė visi mokslininkai, niekas nesiginčia. Mes dabar šventėm 1000 metų Lietuvos vardai ir reikėtų 1800 metų pradėti švęsti Suduvių. Suvalkiečių, kaip sako gaiviai. Ir Galindų, tų pačių, kurie varnedėje. O Suduviai yra aplinkui Marijampolę, kaip sakant, sostiniai būtų šiais laikais. Ir tada kas išeina? Išeina, kad šita tauta mūsų taip nusmunka, kaip pakyla, tai nusmunka, kaip pakyla. Ir pasirodo, kad ne šiaip savo, ne vienamės tokie kamieninės rimtos tautos, kurios gyvuoja 1000 metų, o mes jau tikrai 7000 jau čia sėdim, tik ledynas pradėjo tirpti, jau mes prisistatėm. Kadangi elniai čia ėjo, mes paskui uodegas, taip sakant, jau atėjome iš Europos, medžiodami juos ir žiūrėdami čia. Nuo medžioklės ir įsikūrėme ir gyvename čia, nuo tų laikų. Taigi, šita tokia tauta, kaip ir kitos ilgalaikės tautos, turi tam tikrą įkvėpimą ir iškvėpimą. Pakilimą ir nusileidimą. Pirmas dalykas, ką reikia žinoti, tai žinoti, kokiu ciklu, kiek metų būna tas iškvėpimas ir įkvėpimas. Ir čia jau mums padėjo viena nuostabi moteriškė, Andželika Taš. Gal ir girdėjome. Iš pradžių mums juokais pasakė vieną datą. Sako, kada prasidėjo pakilimas ir koks čia ciklas? 468. Kas? Metai, sako, kas 468 metus būna šitai ir paskui kiek metų šitai. Tai kada mes pakilti pradėjome? 1987 metų rugpjūčio 23 dieną. Pasakė tai, ir dar valandų nesakė, žinoma, juokavo. Tie 87 metai. Kuo jie pasižymėjo? Pasižymėjo tuo, kad pirmą kartą be jokios baimės susirinko žmonės prie šito Mickevičiaus paminklo, ten prie Anos bažnyčios, kur yra tam parkelį. Ten 3 kartus daugiau saugumiečių buvo aplinkui ir nieko nebijodami vis tiek rėžė kalbas, smerkė Molotovo-Ribentropo paktą, kalbėjo, kad Lietuva okupuota. Dar sąjūdžio nėra, aišku, nieko, bet pirmą kartą, reiškia, visiškai viešai, paprastai aiškiai pasakė, kad mes jau nebebijom. Galutinai. Taip sakant, kai pradėjo tas būti pereinamasis labai gražus laikotarpis. Sąjūdis išgyveno, tai nekartosiu. Ir dabar vyksta kilimas. Dabar, ar tikrai 468? Paradoksas. 1519 metai Lietuvoje lygtai kažkur dar neypatingi, bet greitai prasidės smukimas. Bet užtai kitos tautos, kamieninės, rimtos tautos, mairiai arba meksikiečiai, skaičiau seniai meksikiečiai.
1519 metais. Tai buvo 20 metų daugiau praėję, kad Kolumbas jau čia buvo praskynęs kelius, žinojo, kad čia va, yra kažkoks žemynas, tai čia pradėjo varyti visi bandiūgos, reiškia, plėšti naują kraštą, gal auksą rasim, gal dar kažką paimsim ir panašiai. Tai va, 1519 metais 300 ispanų su Kortesu, reiškia, priešaky, su muškietom, gazdindami piškėm ratpečiais, arklius tempė, įsivaizduojat, kaip baisu. Atėjo į miestą, kuriame buvo 10 milijonų majų. Gal Aztekais tada nežinau. Tai jau šį planas, taip sakant, Mekiko miestas, turbūt maždaug taip pačioj vietoj. Apsuptas vandenų, 10 milijonų žmonių, taigi, negi dėl arklių kelių, dėl kelių muškietų, kurios šaudydavo taip savo, kartais šaudavo, kartais spraudavo. Įsigando tiek, kad atidavė tą Montesumą savo imperatorių, kurį dievindavo. Viską metė ir pasidarė. Yra prielaida, kad jie numatė šitą laiko žymėjimą ir matė, kad priešintis beprasmiškai atseit šitie dar su barzdom, dar ir ryžos barzdos tokios, kaip paprašyta tų, kurie kažkada tai išėjo iš čia, iš jų krašto ir žadėjo grįžti. Nu tai čia jau dievai viskas. Ir priešintis beviltiška atėjo tas Indijoje, kas atsitiko. Kaip 1519 metais į Indiją įsiveržė vadinamieji mogolai, tai yra islamistai su Mongolijos biškutį, užuomina, bet jau čia daugiau kiti. Delis sostinė žlugo po 2 metų, 1520 ir prasidėjo virš 400 metų trūkius irgi nelaimės Indijos. Tokie va, dabar Inkai, kaip ir Pietų Amerikoje, Inkų valstybė, niekaip neteidavo tie ispanai, bet galų gale atsirado 170 tokių pat irgi plėšikėlių, kurie Inkų visą valstybę irgi nukariavo. Tik tai truko tai biškai vėliau, 1533 metais. Visur iki pat 20 amžiaus vidurio smukimas dar buvo, bet aišku ir kilimas palaipsnis. Ir ką mes turim? Ką čia reiškia? 519 metais turbūt ir Lietuvoje pajuto, kad čia kažkas jau griūna, jau smunka, bet dar nesugalvojo, kaip tą sulaikyti. Bet sugalvojo, gal Sapiegos, gal kiti irgi kartu, reikia įstatymus pradėti surašyti. Jeigu surašysim įstatymus, atstatysim tvarką. Ir po 10 metų pasirodys Lietuvos statutas. 1529 metais. Nesigavo. Antras statutas 66 metais. Tvarkos nėra, beviltiška, bejėgiškumas didėja ir sąjunga su Lenkais gal kaip nors įsigelbėsim. Vadinamoji Liublino unija, tai yra Zigmas Zinkevičius, jau akademikas, taip atvirų tekstų ir rašo lietuvinė laimė Lenkai. Susivietė su Lenkais. Liublino unija, 1569 metais. Smukimas vis tiek ėjo toliau. 18 amžius vidurys, dugnas, čia kažkur tuo laiku. Kaip atrodo lietuvių kalba tais laikais, jau reikia visgi kažkokius tai rašyti katekizmus, kažkaip trupučiuką, kaip sakant, krikščionint šitai lietuvių kalbą. Tai va, pavyzdys lietuvių kalbos to metu. Labai 10 kartų buvo išleista, tai yra bestselleris mano amžiaus. Broma atverta in viečnosti. Visiems užduodam klausimą,
kiek čia yra lietuviškų žodžių, o kiek tų bromų, tai nelietuviškai. Nu tai ką jūs galite pasiūlyti? Kiek? Koks? Atverta. Atverta. Ne, net ir atverta nelietuviškas žodis pasirodo. Kodėl? Vienintelis tikras lietuviškas ing. Ingliškas. Atverta jie paliko, nes sutampa su lenkišku atvarta. Tai čia matot. Ta kalba, kurią Dievas supranta. Lenkiškai, o jau lietuviškai tai nekas. O pasirodo, lietuvių kalbos buvo vengiama kaip velnias kryžiaus. Kodėl? Dar Vytautas kalbėjo štai ką. Jis čia užsitvirtino gerai, sako, laikas išleis mums įstatymus lietuviškai, valstybinė kalba atvarčiamas. Su visais tais ruskiais, vienu žodžiu. Oi, tik nedarykit, kunigaikšti šitą, jokių būdų. O kodėl? Jis sako, jeigu bus lietuvių kalba oficiali, tai šunį ant nuodėgos nueis visą tą, ką tu darei. Reiškia, krikštas. Nes jeigu atsiras lietuvių kalba, tai dings krikščionybė. Ir grįž senasis tikėjimas, tas, kuris ir dabar dar atsirandais, Romuvos pavidalais ir kitais. Suprantate? Nes Dievas, Perkūnas, kas tada pilna tų visų vaizdinių ir šiaip ne taip, reiškia, pirmiausia, atkalbėjo jį nuo tos lietuvių kalbos, tai nebūtų, ir taip ir nebuvo. Net Vilniaus universitetą atidarius beveik niekas nemokėjo lietuvių kalbos. Žinoma, kunigus vertė zungrinti šitą lietuvių kalbą, pamokslus sakyti, nes kitaip liaudis visai nesuprasdavo. Ir šioks toks, taip sakant, buvo tos lietuvių kalbos pasireiškimas, bet tai buvo labai mažas pasireiškimas, o visa kita buvo tokia duobė. Ir žinoma, iki beveik 20 amžiaus. Čia va tam šitoj pusė persiverčia, po trupučiuką kyla. Kylam iki 87 metų, kada jau kaip reikiant kylam. Ką reiškia kylam? Tai reiškia, kad lietuvių tauta po trupučiuką atsigauna. O buvo taip, reiškia, buvo 1793 metais, paskutinis padalinimas, žinom, Austro-Vengrija, carinė Rusija didžiausia gabalą nusiplėšė Lietuvos ir dar Prūsija, kita vokiečių valstybė. Va, tai padalino viską. Visa ta buvo čia Žečpospolita arba Respublika, abiejų tautų Respublika, ne visai vadindavo. Tai va, išdalino. Ir tada mūsų dievai, aš taip įsivaizduoju, pradėjo su galva, ką reikia daryti. Nu, reikia pradėti, reiškia, lipti iš duobės. Nu, ir reikia pirmiausia, aiškus, nors vieną lietuvį tikrą padaryti. Tas, kaip jis turėtų būti. Jis turi būti pakankamai užsispyręs, jis į Žemaitiją, pakankamai bukas, kad neįklimptų į tos inteligentiškus žaidimus, visokius masonus ten, kaip Adomai Mickevičiai ten bus ir panašiai. Vienu žodžiu, toks ganas jaulas, nu kur? Nu, kuo toliau nuo Vilniaus ir nuo Kražių, kažkur užkampį, kažkokiam Žemaitijoje gali būti tokia veisė. Ir ką jūs manot? Sausio mėnesį padalino paskutinį kartą visą Lietuvą, o spalio mėnesį gimsta toksai Simonas Daukantų šeimoje. Simonas Daukantas. Taip, aišku, tai yra majoras problema, dvasios majoras, kadangi Pėsčias atėjo iki Vilniaus. Bet užsispyręs baisiai. Žodžiu, vis dėlto jį priėmė į universitetą. Jis ten mokėsi. Kartu ten siautėjo šitie filaretai ir filamatai, bet jis buvo tiek užsidaręs, kad nereagavo į visus pažaidimus. Lenkiškai net nelabai mokėjo, šiek tiek rusiškai. Paskui jisai
vienintelį draugą turėjo, tokį Teodorą Narbutą, kuris rašė lenkų kalba Lietuvos istoriją, 12 tomų, dabar mes jas kartojame. Kai kas įdomaus yra. Tai va, tai paskui jisai su gubernatoriumi į Rygą, paskui Peterburgė, eilinis žmogelis. Ir kodėl? Ten buvo mūsų visas archyvas Lietuvos valstybės, metrika vadinama Lietuvos. Ir jis laisvalaikiu nurašinėjo visus dokumentus, visas sutartis, kurių dabar nėra jau. Jau gal sunaikintos, gal seniai Čiurlėnų, Sudavilė, Teliušo raštas ten. O čia jisai siuntė Teodorui Narbutui, tas vertė į lenkų kalbą ir kišo į savo knygą. Toks. Paskui jau, kai jau išėjo į pensiją, jis čia grįžo vargšas, dar buvo užsispyręs lietuvis, net jam pas Valančių apsisuko, pagyveno ir spjovės išėjo iš jo. Į Papilę ten pas tokį vieną kunigą ir ten išmėjo. O rašė knygas visokiausias. Žinoma, jis parašė pirmą tikrą lietuvišką knygą, ne Mažvydas. Mažvydas tik, kad lietuvių kalba tenai yra. Bet tai tikra lietuviams stalo knyga, tai yra būdas Kalnėnų, Aukštaičių, Žemaičių ir Kalnėnų kažkaip būdų mes įvadėme. Ir ta knyga išėjo labai įdomiai. 1845 metais ir tiražas išplito po visą Lietuvą, tai 6,000 egzempliorių, įsivaizduojate, pas žmonės. Ir tik maždaug po 5 ar 6 metų caro šitie cenzoriai susigaudė. Ką jie praleido? Čiagi istorija tokia, kuri uždrausta. Kadangi Lietuvos nėra. Vietoj Lietuvos yra Severo-Zapadny kraj. Kaip jūs vadina tada? Jau nėra jokių Lietuvų. O čia iškėlė atvirų tekstų. Uždraudė šitą knygą, bet jau buvo per vėjas. Tai va, tas pirmasis, tai buvo iš tikras pirmas lietuvis, reiškia. Nesu linkėjas, nesu koks nors toks nukvakęs, kaip sakant. Ne, įsispyręs, ir nuo to vieno lietuvio Lietuva vėl pradėjo daugintis. Dabar antra banga. Reiškia, Napoleonas, kada čia kariavo, tai jisai pirmiausia užkariavo anapus Užnemunę. Nu, Sūduvą, arba Suvalkietę, mes vadiname. Užkariavo, tai buvo 1807 metai. Ir carinės Rusijos 5 metus jis nelietė, per Nemuną jis nėjo, ten pasirašė buvo sutartį su Aleksandru, imperatoriumi Rusijos. Ir kas brangiausia buvo, visiems įvedė Napoleoną vadinamąjį kodeksą. Baudžiavos nebėra, visi žmonės lygus ir visi mūsų suvalkiečiai pasidarė laisvais valstiečiais. Ir žemės 50-60 hektarų. Ir visi mūsų vaikai, berniukai, galėjo mokytis, ką norėjo ir kiek norėjo, kadangi laisvi žmonės. Ir jie išėjo daktarais. Iki to laiko čia baudžiava, o baudžiauninkų vaikai buvo tik vienintelis jų kelias eiti didžiojoje Lietuvoje štai pusė į šiapus gamonę. Tik į kunigų seminariją. O kunigų seminariją gerai išplaudavo smegenis, atitinkamai. Išmokydavo lenkiškai gerai ir, žinoma, nelabai lietuviškai. Ir būdavo tik labai didelis išimtis, kad jis prasiverždavo, likdavo lietuvių. Nunes Strazdas toksai, važinom, ką ten dar, Baradauskas šiek tiek pasireiškė. Paskui jau Maironis ir Vaižgantas. Tai jau žymybės, taip sakant, bet jeigu mes imsim 19-18 amžių, tai bus baisus etnocidas lietuvius. Lietuviškai kalbėjo tik baudžiauninkas, tik valstiečių vaikai. Ir tie berniukai, kurie paimdami buvo į kunigų seminarijas, perauklė pirmas dalykas, o antras, didesnis darosi kaip patys gabiausi lietuviukai neturėjo teisės, turėjo vaikų, nes ir žmonos neturėjo. Tai kaip sakant, savo genų gerų perduoti.
O visi kiti baudžiauninkai ką veikia? 17 amžiuje Lažas ir Baudžiava, ponai ir bajorai savo baudžiauninkus, kadangi privertė eiti į jų pačių karčiamas ir išgerti iki kibiro degtinės. Nes kadangi geriausias būdas buvo, pasirodo, biznį daryti. Ne grūdus nešti kur nors ten į Rygą kažkokią, bet iš kur grūdų išvaryti degtinę ir čia pat pagarinti. Tų karčiamų prisiveisė masę. Bajorai iš pusės su žydų visuomet prekiavo. Kiti karčiamas laikė bažnyčios. Išsilaikymų bažnyčių reikia. Paskui vienuolyną irgi karčiamas laikė, irgi visi varė spiritėlį, visi degtinėlį prekiavo ir iš to gyveno. Visi laikėsi. Nu ir ką daryti, tai baudžiauninkų vargšai buvo priversti pas savo poną išgerti į kibirą degtinės per metus, o per 18 amžių 2 kibirus. Kitaip sakant, nuvarė visiškai lietuvių vyrus, genetiškai, o tada prasidėjo alkoholizmas. Kadangi moteris tada laikė 3 kampus, o vyras tik tai vieną šiaip taip, girtom kojom, kaip sako. Tai šitai, baudžiauninkų geriausi berniukai nuskabyti ir negalima tęsti. Žodžiu, etnocidas visiškas. Bet nežiūrint to, kažkokiu tai būdu į mūsų tų girtų lietuvių pasąmonę jau buvo įkalta tiek daug visokios tautosakos, visokių dainų, giesmių, dainelių, kad kai jau pradėjo jas užrašinėti, tai metrais knygos stoja laikymuose. Daininas, dar didesnis negu žodynas. Matėm gal 17 ar 20 tomą, tokie stori su variantais mūsų dainų. Tai taip sakant, kad tie žiniai mūsų kaip ir kokie majai žiniai numatė, kad bus katastrofa, bet kad bus ir pakilimas. Ir tos žinių, tos informacijos teks kažkada mums prireikti. Gali prireikti, būti taip toliau. Ir jie galvoja dar taip, jeigu mes parašysim ant dėžuto šies, tai sudegins. Jeigu ant lentelių kokių pradėsim rumenų braižyti, taigi nelabai vardu išliks. O jo labiau, jeigu ant sidabrinių lapelių kokių, tai čia šias išlygis. Ir knygų irgi. Tai gerai, mes paprasčiausiai įdainuokim. Ir kažkokiu tai būdu šitie žiniai tiek įdainavo, kad net per 20 maždaug kartų, ne? Tas 25 metai keičiasi kartus, vis nauji ir nauji. Atėjo iki 20 amžiaus ta visa informacija. Tokios primityviausios dainos. Čia jau variantas, jau Kisielius, taip sakant, nuo Kisieliaus. Augo sode ąžuolėlis, pas tėvelis sunaitėlis, dukružėlė, lietužėlė. Nepabuvęs kareivėlių, nebus geras aktorėlis. Nepabuvus šokėjėlė, nebus gera audėjėlė. Bet pasirodė fantastiškos žinios. Ąžuolėlis tai yra ta vieta, kur energija eina žemyn. Lietužėlė, kur eina aukštyn. Ten, kur liepa ant energetinio taško sankirtos išauga daugiakamienė, ten tai labai sveika vaikams žaisti, nes labai skatina šitą energiją kylančioji. Ąžuolas sugeria iš kosmoso grįžtančią į Žemės branduolį energiją ir ta energija yra labai tokia stiprinanti kaulą, valią grūdinantį. Vienu žodžiu, tai vat, ąžuolėlis ir lietužėlėlis. Ką tai reiškia? Ir iš tikrųjų, tai visose šventėse yra ir ąžuolai, ir liepos. Vietoj liepų dažnai aukuras. Yra aukuras ir ugnis
siunčiant į ten viršų. Tarp jų sąveika vyksta, vienu žodžiu, viena traukia kitą. Energija kylančioji iki 90 maždaug arba 110 km aukščio mažiausiai pasiekia ionosferą ir ten ta informacija, tas visos žinios sukasi. Jau kai kas sakė, kad iki 5 milijonų metų sukauptos žinios sukasi kaip kompiuteriai. Ir tik tai reikia surasti būdą nuskaityti, atsigulus po ąžuolu, pamatyti sapną, pavyzdžiui, sapne atsakymą gauti. Bet tada reikia pirmą per autorą užklausimą pasiūsti. Tada gerai pabadaut, susikaupt, medituoti ir bent jau sapne pamatysi. O Gediminas, norėdamas įsiaiškinti, ar tikrai verta ten investuoti labai didelės lėšas ir statyti naują pilį mūrinę Vilniuje ant to kalno. Jis, aišku, irgi pameditavo matyti ir miegojo ir pamatė sapną pranašišką, geležinis vilkas, kaukia kaip 100 vilkų. Ir tada Lizdeika čia pat prisistatė, tai viskas aišku. Karaliau, viskas aišku. Reiškia, čia 100 vilkų, tai reiškia šlovė apie tą miestą, kurį tu dabar išplėsi, tai sklis po visą pasaulį. Taip ir buvo. Vilnius po maždaug 200 metų buvo jau įėjo į 100 didžiausių pasaulio miestų. Tokie tik buvo tada taip žinoma. Aha, tai va ta informacija kaip. Va tai dainelė. Kitos dar mandresnės. Sutartinės išvis nežinia, kas čia per daiktas. Kada vieną pradeda kitą įdėkoti, čia žitrejas keturiuose, kaip pinna daro. Dabar aišku, kai uždarai patalpoje gėda jos, tai, net ir bažnyčia, kažkas yra. Bet pasirodo, visiškai mes turim daugybę prašymų, kad visai neseniai dar palyginus, mergos tokiu būdu tvarkydavo klimato reikalus, kaip sakant, kaimo mergos, išeina ant kalno, sausra, trūksta lietaus, daržai džiūsta. Tai va, tik tai 3-4 tik tai sugieda. Ir žinoma, gal ne iš karto, bet va, jau vakarop, jau kitą dieną bum, samalas ateina į debesiai. Suprantat? Kitaip sakant, juose šitose sutartinėse yra kažkokie tai virpesiai, bangos, kurios sutampa, lygiai kaip rezonansinis reiškinys. Mūsų mobiliakai dabar visi irgi iš rezonanso. Tokia silpna energija čia ateina. Net įsivaizduoju, o prašau, susišnekam, kaip sako, girda viską, sustiprina, pagauna ir atskiria, ir čia milijonai laksto šitų visokių bangelių per visą pasaulį. Ir mes įsivaizduojame, tai nes tai yra rezonansinis reiškinys. Rezonansas, pavyzdžiui, ką tai reiškia? Pavyzdžiui, kareiviai uždrausta žygiuoti per tiltą koja kojo. Ten iš karto išjungia ir eikit kaip šliaužiat kaip bet kaip. Jokių būdų negalima maršų, nes tiltas gali pradėti siūbuoti ir sugrūti. Toks yra galingas, yra rezonansinis reiškinys. Tai šitos sutartinės neturėtų, bet turėjo ir darė šitokį darbą. Pavyzdžiui, iššaukdavo lietų. Galbūt tą lietų ir pašalindavo, galbūt atlikdavo kitus reikalus. Galimas daiktas gydydavo, sukėlus tam tikras bangas, apsupus ligonį. Kas yra užkalbėjimai tada galų gale. Ir panašiai. Iš viso, kaip gali būti, karvė įkando gyvatę. Aišku, tinsta vargšė karvė, paskutinė karvutė. Ateina bobulė, šap, atriša raudoną kažkokį vilnonį siūlų tą koją, duonos duoda suėstai karvė, viskas kaip prapanėmė. Žmogų, tai aš suprantu, čia baudžia, ten žinot, taip pateikia. O kaip karvė arba arkliai.
Ir arklius taip pat užkanda. Ir išgelbsti nuo tokių baisių dalykų, kaip nuodingos gyvatės įkandimai. Nu ir panašiai, o tokie, vis tokie dalykai darosi, kad mes vis plačiau ir plačiau pradedam suprasti baltų civilizaciją arba aiščių civilizaciją, kad čia kažkokia kitokia. Labai tokia, nei čia kokių piramidžių pastatė, viskas iš medžio, viskas kiek buvo, tiek supuvo, nu ir kas. Ir visi lieka. Piliakalniai virš 1000. O piliakalniai taip, jau šito tai nenugriausi, taip lengvai. Nors irgi bandė. Pavyzdžiui, kelis piliakalnis, kaip žvyro karjerų, buvo pavertę Šiaulių, prie pat Šiaulių panosės, suprast? Yra Gaidžia kalnis buvo ir Vištakalnis, tokias taip vadinasi. Reiškia, vyrų ir moterų 2 kalnai. Ten netgi ne piliakalniai, bet Antakalniai tikriausiai, kur atlikdavo moterys apeigas, tai susigrėbė, kai jau pusė kalno buvo nukastas su šitais ekskavatoriais ir supilta į tą plentą, rodos, linkelmės, kur daroma Šaulių. Įsivaizduojant, guli piliakalnis po asfaltu. Tai vat, piliakalniai, giraitės, akmenys, mitologiniai vadinamieji, irgi. Ir visa šita yra, taip sakant, čia pat, ir yra ir nėra. Ir negali sunaikinti. Nu, akmenys dar kaip nors. Nu, vienuoliai, reiškia, jau irgi uoliai, kaip sveikuoliai, reiškia, irgi dirbo uoliai. Reiškia, šitas ąžuolas šventas. Nu, tada pasima kirvį čia pasiraitojęs tą savo, vos nepasakiau pižamas, kaip jis nusitamas, ne? Ir pradeda vargšas nepatyręs, kirvis nusmuko per koją, bauš, kraujas teka, aha, lietuviai sako, perkūnas, nereikia lįsti prie švento ąžuolo. Nu, kai kurios ir nukerta galų gale. Nu ir nukirta, vis tiek ta vieta liko, galingas pulsaras. Arba kur nors, ką nors kitą bando naikinti. Nu, akmenys ima iš vienos vietos į kitą. Čia jau blogas dalykas, nes akmuo tarsi dengia kažkokį tai srautą ir jame prikrauta kažko, yra informacija tam tikra. Šiaip tai, kai kurie mūsų akmenys yra paprasčiausiai kompakt diskais, ir tai mes dar nemokam jų skaityti. Čia jau tokia problema. Bet tokius dalykus jau bandė daryti Alantoj. Alanta. Ten yra tokia vadinamas mokas, mokiukas, mokienė, tas akmuo, tokie mokai. 3 tokie jautruoliai užmygę buvo ir bandė sapnus matyti. Ir matė panašius sapnus. Kita rado mengyrą, tai tokį statų juodą akmenį ir 4 tokios krūvelės kampuose, čia Dieveniškių miške. Irgi 3 latviukas vienas, 2 lietuviai mūsiškiai irgi pasapnavo. Ir matėt tą, irgi sapnus įdomius, jau čia kita. Tas mengyras, tas juodas akmuo, toks sapnas rodė taip, kad kažkokie, tai sakė, kapišonas apsimaukšinė vienuolė, eina į tą akmenį, lenda ir lenda. Paskui po kiek laiko dar vienas sapnas. Ir staiga jiems visiems pasimatė Velykų salų tos skulptūros, gal matėte galbūt, kur su skribliais tokiais pastatyti. Nežinau, 6-8 metrų, bet tai aukščiai. Tokie va. Paskui jie bandė žiūrėti Gaublį, tai Dieveniškės ir ta Velykų sala tarsi visiška priešybė Gaublėnų su žemės. Taip pat sueina kažkodėl, kažkokie tai ryšiai susidaro. Nu, ir tokie dalykai. Tai va dabar tokia mūsų taip keista civilizacija. Todėl mes dabar, reiškia, nu ką saugoti? Jei nušventėms, nepaimsi niekaip, bet saugoti. Kryžius, bet kryžiai ne šiaip savo kryžiai.
Čia ne kryžiai, čia ne krikščioniški kryžiai tokie va. Taip sakant, čia kryžiokas ir didelis apačioj. Lietuviai tai ką reiškia šitą kryžių? Dangus, dievai, žemė, praeitis, ateitis. Žemė tai yra materialūs dalykai, viršuj dvasiniai dalykai. Ir kada šitas ilgas žemės dalykas, tai ant tokių bažnyčių kada padaro, tai tarsi parodo, kaip jiems svarbu tas turtas, tas materialumas. O nėra to lygybės tarp šitų visų keturių kampų. Visiškai. O čia, ir jeigu mes pažiūrėsim net į Vilniaus bažnyčias ir daugybę kitų bažnyčių, ką mes matom, jos visos lygios ir dar mėnulių perbraukti, ir toksai plaukia kosminis ženklas, kaip kokia galaktikos modelis. O galaktika mūsų yra, tokia užsuktų. Šitų, kaip jie žino, kaip jis atrodė, tas, žodžiukus susuktus matė, ir panašiai. Ten, žodžiu, 4 uodegom susipynusius. Tai yra galaktikos modelis, galvoje. Viskas sukasi, viskas keičiasi. O šitą lygiakraštį kryžmę yra didžioji vangenybė. Ir tikrasis mūsų harmonijos, ateitis, praeitis, dvasingumas, materialumas. O centre širdis arba saulė, arba žmogus. Tu būk geras. Išlaikykit turgumo darną ir su materija, ir su dangum, ir su savo protėviais, ir su savo ateitim, su savo vaikais ir anūkais. Atsakingas tu už visus šitus perkelius. Jeigu taip suprasti. Ir taip ir stovi iki šiol. Jeigu jūs po Europą važinėjate, tai tokių vargiai ar matėt kryžių, kad būtų ir saulutės, ir žalčiukų ten primargintai, ko tik nori. Bet svarbiausia lygiai kraštiškumas. Kad rusai šitą pravoslaviją, tai reiškia, jie jau sąžiningai tą kankinimo įrankį imituoja. Reiškia, taip spaguoja. Reiškia, taip, skersinis prie kurio čia pririša, viršuj lentukė skersinio užrašas, kas čia per nusikaltėlis. Čia Indri, pavyzdžiui, paraškia taip. Jėzus Nazarenas Rex Judas. Žydų karalius. Pasišaika. O kitur parašyta būdavo Zoja Pašmadinijanska, partizanė. Tai panašiai. Toliau žiūrim, apačiai tokį dar irgi skersinis, tam, kad kojas pasidėtų šitas prikaltasis, nes taip nusmuks labiau. Ir kad kojas geriau būtų prikaltas, kad ilgiau laikytųsi, išdžiūtų ir kankintųsi žmogus. Tai va, čia yra kankinimo įrankis pavaizduotas. O tas mūsų lygiakraštis tai visiškai kas kita. Čia visai kosminis ženklas. Tų daug ženklų pilna. Yra dabar tokia rasa, Kaune išleido dar vieną knygą. Paskui Latvijos caras prieš tai buvo išleidęs knygą ir panašiai. Dabar tos mūsų vadinamos civilizacijos ir priežastis. Ir mes turėsim dabar elgtis taip, kad iš tikrųjų parodytume žmonijai kelią. Ir galiu, reiškia, ne šiaip jau kažkokie tai ypatingi pranašai, Landsbergiai, paprasčiausiai kaimiečiai. O pavyzdžiui, mano giminė nuvažiavo nemokamai į Sibirą. Ten juos apgyvendinom taigoj. Ir ką jūs galvojat? Jie manote, kad gamtai nepadarė skriaudas, jie ją praturtino, išveškėjo. Kokiu būdu? Taigi iš mūsų paprašė fasolio atsiųsti, pupelių. Ir išmokė vietinius pupeles ten auginti. O bulves jie dar sugalvoja kaip. Reiškia, nieko ten neduodavo. Ten jau pirmi metai, tai buvo laiku. Sušalusias bulves, kažkokias mažiukės gaudavo, tai čia vienintelis jų buvo maistas pačiai. Tai ką jie darė? Moteris labai gražiai nulūkdavo ir tos pumpurėlius nuo bulvės
palikdavo iki pavasario. Ir tos pumpurėlius sukišo į derlingą Sibiro žemę. Ir maždaug po 3 mėnesių visi įsižiojo, kokį vyrą bulvių iš ten parėmė. Prasimanė bulvių. Prasimanė bulvių reikia kiaulės, nes ne viską suvalgys. Atsirado kiaulių, reikia ir karvių. Nu, panašiai. Paskui atsiunčia mums laiškus, nuotraukas. Tai įsivaizduojate, reiškia, šiaip tai jau laikoma, kad dar nieko tauta, kuri 90% palieka po savęs nesugriauto dar aplinkos. Nu jau 100, tai čia aukščiausias lygis, bet kai 110, kai 120% po to, kai praeina žmogus, netgi tokioj kančioj esantis. Aš žinau kitus valstiečius, ne valstiečius, 2 kareivukai Kamčiatkai tarnavo. Va, ir ten irgi jiem nusibodo šitas nusususios bulvės, neįdomios ir taip toliau. Jie padarė eksperimentą, ten Kamčiatkai labai daug šito pelenų išmeta Kamčiatkos ugniakalniai. Pelenai šilti, sukišo ten bulvės, žiūri, kad po mėnesio pradėjo daigai lysti ir viskas, ir prisidarė tų bulvių. Generolai maldavo, tik tai užsienį išvažiuokit. Kai išvažiavo, tai sako, tai va, matot, pasidarykit. Ir vėl tas pats, ir vėl kiaulių ūkis didžiausias, vietoj to, kad ten prižiūrėtų raketas, kareiviai pradėjo verstis visi tokiu būdu. Tai ką reiškia parodyti kelią, parodyti darną su gamta, atstatyti laikas. Europiečiai daug maž, jau. Bet nu, dar kai kurie, tai jau nedaug dėl. Elgėsi kaip tarsi pirmą kartą ir paskutinį čia. Aš nežinau, jau klausim, reiškia, išvežėm į Sibirą, reiškia, tai gal dabar lietuvis reiks vežti į Sacharą, kad ten irgi atstatytų tą patį, kas buvo prieš 8000 metų. Upės, žinote, ten drambliai vaikščioja, visa kita. Čia jau jokai, bet jeigu nedaug die koks nors rimtesnis konfliktas, teks lietuvius kaip vaistus po 1, po 2 bobutes padalinti įvairiom gentim, kad išmokytų išgyventi pačiom sunkiausiom tada sąlygom. Reiškia, kaip užsiauginti maistą, prisižiūrėti gyvulėlius, ten karvutes ar kokias ožkas prisijaupinti ir taip toliau. Jeigu. Bet gal to nereiks. Tada mes jau galim varyti, kaip sakom, masiškai. Ir jau čia mūsų dabar sėkmė garantuota, nes esame įsėdę į tokį vežimą, kuris vadinasi Europos Sąjunga, ir mes turim visas teisės visus mokyti, kaip reikia daryti ir ne. Ir jau žinote, tokį jau nepasakysi, kad jau čia didysis išminties bokštas, kaip mūsų Dalia Grybauskaitė, bet vykdo tikrą Lietuvos didžiosios karalystės valstybės politiką. Tai reiškia, ukrainiečius reikia palaikyti, kolioje liurbius šitos Europos ir taip toliau. Ne veltui sakė, kad vienintelis vyras Europos Sąjungoje tai Dalia Grybauskaitė. Tokiam stygiui. Suprantat, ką reiškia ukrainiečiai? Žodis Ukraina prie krašto, ne? Galiniai, tai yra galindai paprasčiausiai. Ir čia mūsų buvę žmonės, buvo mes vienoje valstybėje, jie buvo labai patenkinti lietuviškų jungų, kaip jie juokavo. Tikrai su profesoriais teko kalbėti ne kartą čia Žinijos draugijai dar dirbant. Sako, daug dievė, mums daugiau tokia jungų. Kodėl? Viską daryk, ką nori, leidžia, išskyrus prievolę vienintelį tarnauk armiją ir gink tas sienas. Reiškia, kazokų pavidalų neleis, kad totoriai ir čia visokie Krymo totoriai vandžiotų, kur nereikia. Bet ir visa užduotis ukrainiečiams. Tai ko jau reikia, kokio jungo tik tai duok. Reiškia, tai va, tai paskui, kai po to Liublino unijos Lenkai įsirangė ir atkirto nuo lietuvių Ukrainą ir ponai spaudė, o tada ir kilo baisus
sukilimas Bogdano Chmelnickio, kada atsiskyrė milžiniškas gabalas šitos valstybės jungtinės, kuri buvo prieš tai. Ir jie net keršijo visiems iš eilės, tame tarpe, galvodami, kad Vilniuje irgi tik lenkai. Ir visur, kur tik išgirdavo lenkų kalbą, naikino. Buvo baisi Kazoko Nalivaikos vadovaujamųjų siautėjimas 6 metus, tai tokia Vilnius 1655 metais. 54 Bogdanas Chmelnickis ten radą organizavo, po metų prasidėjo baisus dalykai, tvanas. Bet gobšumas, Lenkų daugiausia didikų ryškė ir eilininką tą padarė. Gobšumas ir mūsų tą patį darė, ir taip toliau. Bet tauta vėl, čia pradeda kilti, reikia susikurti vėl iš naujo visą tautos kūną. O kūnas tikras turi turėti smegenis, kaulus, taip sakant, ir maitinamosius akmenis. Ekonomika, intelektas arba žiniai ir kaulai, tai yra politika, tvarkytojai ir panašiai. Labai gražu, kad net ir kad vaikinai tarnaus po 9 mėnesius irgi trupučiuką irgi kaulai pakietės. Bus tokie ąžuoliukų daugiau pas mus. Bus viskas irgi gerai. Bet ekonomika atrodo jau visai neblogai laikosi. Ir panašiai. Taip, kad gyventi žvėk, kaip sako. Ir dabar mūsų laukia. Dabar jau mes kokiam 15 metai, ne? Čia buvo jau 12 metais, praėjo 25 pirmieji pereinamojo laikotarpio metai. Tai dabar taip kilsim ir kilsim. Ir jeigu nenorim, tai už plaukumus tems. Istorija pati. Neišvengiama. Ir šiandien jau baigiant verkšlent, kur jūs gausite tokias palankės gyvenimo sąlygas ir čia. Tai kad tų žinių nesimato, tų smegenų nesimato, žinių nesimato. Matos. Matos smegenis. Pavyzdžiui, lazeriai lietuviški iš viso ten išsidirbinėja, nežinau ką, ten Marsą pradėjo transliuoti, ką, mūsų lazeriukai lietuviški, 80% rinkos pasaulyje, ką jūs manote? Tai vienas, tik vienas pritaikymas. O juoda duona, kur jūs gausite šitiek rūšių, tokios veikos duonos, kad nereikėtų niekada tam skrandžiui daugiau daryti. Ir rūgštingumas, ir šarmingumas, ir ko tik tai norite ten pas mus darosi. Ir, sakė, 120 duonos rūšių Lietuvos parduotuvėse. Nereikėtas dalykas. Tai dar, ką čia maistas. O vaistas augalinis. Tie vaistai visi šitie žolelės, kurias mes ir dar nepradėta, kaip sakome. Buvo būties dovanai dovanoja patentus, tik tai mes jų nenaudojame. Dalis. Dar spardomis. Geriau chemikalus reikia. Ir paskui gydyti skrandžio opas, skylės, pralenks ir panašiai. Dabar dar aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šitas knygas, kokių čia yra. Tai Jonas Trinkūnas mums paliko per savotišką testamentą ir mes jį išleidom išminties knygą. Jisai pirmą kartą, jis seniai jau jam knietėjo. Negali būti, kad tokių pat istorijų kaip apie Budą, apie dzen budizmą ir taip toliau pasaulyje yra. Ir lietuviai turi turėti. Ir turi turėti. Va čia šitoj knygoj surinkta. Ne viskas galima ir tęsti šitą dalyką. Išmintingiausių tyčia išleista pačiom sunkiausiam įvairiausiam tarmėm. Ir žemaičiuoja, čia ir dzūkuoja, ir taip toliau, taip toliau. Rodo, kad visose kampuose buvo tų išminčių žmonių. Žinoma, ir greta palydimasis Trinkūno tekstai, įvairius komentarai. Čia tokia knyga Miroslava žada, gali jums parūpinti. Paskui mes kalbėjom apie
Trinkūno dar knyga. Prieš tai, kokia buvo už tą didžioji senosios religijos kelias lietuvių. Dabar darosi paprastas dalykas, kaip ir Indijoje. Gediminas dar kalbėjo, reiškia, jeigu nori krikštytis, tai krikštykitės. Meskit kelią dėl tą kelią. Jau tas kelias yra tas senasis tikėjimas, kuris niekur nedingo. Ir mažiukas ten 600 metų nepilnų įtakėlė, taip sakant, intakėlis, kuris yra. Irgi tai nereiškia, kad senasis tikėjimas paniekintų nors kokį Dievo įsakymą. Skirtumas tik tas, kad Dievo įsakymų, Dievų įsakymų buvo 17 mūsiškiams, prūsams surašyta. Ir visi teigiantys, o ne tik tai, nedaryk to, nedaryk, ne. Elgtis taip, yra nurodymai. Tai va, tai čia tokia istorija visa šita. Indijoje irgi taip atėjo krikščionybė, ką. Jėzų jo įtraukė ten tarp visokių brahmų, višnų ir kitų. Irgi padėjo iš 33 milijonų dievų vienas iš jų. Prašau, toks jau, jeigu kam patinka toks kelias. Ir dar galim pasakyti, kad dabar ateina Velykos, buvo lygiadienis. Reikia pasidžiaugti, kad lietuviškas lygiadienis tapo pasaulinė šventė, Žemės diena. Čia jau pradeda mokyti visus, kad vaikas derintis prie tikro kosminio ritmo. Ką čia dabar žmonės durnavoja, ar ne? Dar viena bus balandžio 20, tai bus Jonė. Pirmosios žalumos šventė vėl pasaulinė. Ir vėl Žemės diena dar viena. Čia jau žemdirbių diena bus. Masinė, taip sakant, masinis pasireiškimas. Aha, o čia dar tokia knyga yra Anapus pagonybės ir žemėnos, tai čia surankiota visi papročiai ir visokios šventės. Ir kuriuose akivaizdžiai pasimatys paprastas dalykas labai. Kad jeigu šiandien kokia nors tenai šventojo diena, tai ir senais laikais tas pats buvo. Jeigu Joninės, tai pas mus rasos ir Popovinės jau buvo seniai ir vėl bus. Ir tas. Bet čia tokia Michael York, tai Mykolas Jurkšaitis, taip save rašo. Tai yra anūkas Jurkšaičio Anglijos lietuvio, kuris šachtininkų buvo ten Anglijos klasė. Jis atvažiavęs buvo į Lietuvą, tai čia jo teorija. Jis čia daug rašo apie Indijas, apie Nepalą, apie visokius tibetus, savo tikrosius nuotykius tose religijose. Dabar sakiau apie ornamentus. Rasties versmė apie ženklus ir simbolius. Šitą įsidėmėkim pavardę, tai yra naujas žmogus. Rasa Ambraziejienė. Jinai savo lėšą šitą knygą išleido, todėl perkant, nes ją paremsim. Bet jinai labai gausiai iliustruota su visų pasauliu. Jeigu čia savotiška knyga, kuri gali atsistoti greta Celms, baltų ženklai ir raštai, baltų raštai ženklai, tai tokia yra išleista minties leidykla. O šita yra, taip sakant, dar plačiau. Ir mūsų visi tie ženklai 7-8 tūkstančių metų senumo jau čia yra. Svastika, matot kokia. Pabandyk tu ją sustabdyti. Čia supasi didžioji, paskui mažiukės. Ir dar. Taip sakant, viskas tokia fizika. Pagaliau, norint būti tobulam, druidiški pratimai. Čia aš su amžinatilsį Vilnium Gidavičium suradom ir taip pat didelė pagalba. Čia yra ir šiek tiek teorijos, o pratimai labai paprasti. Stiprinimas, suderinimas ir ryšiai su visata. 3 dalys. Tai taip sakant, kaip išugdyti mums fizinį kūną,
centras čia, stipriam. Kaip jautrumą padidinti širdies centrą ir mąstymo centrą, pokalbio centrą, taip toliau. Jie visi yra pas mus dažniausiai nelabai suderinti. Tai va, pirmiausia, mes juos į vieną tokią ašį sutvarkom, paskui jūs didinam ir viens kitą jie perteikia. Ir maždaug po metų jūs kukliais paprastais pratimais jau sukuriat apie save tokį energetinį kiaušinį, kuriame ir veikia protas, veikia jautrumas, tai yra geras žiūrėjimas pasaulio, matymas ir stiprus kūnas. Druidai mums šitą padovanojo. Buvo tos druidus nelengva prikalbinti, nes druidus, kaip senovės žydus, keltų laikais, ant Galijoje ir taip toliau persekiojo negailestingai. Nes šitie begėdžiai gyvendavo be proto daug. 80 metų seniai būdavo drūti ir tvirti. Kaip Merlinas, jeigu atsimet tokį ir kitus. Kai kiti jau seniai sukriošė arba numirė. Ir galės išgėrė. O jie darė tos pratimus. Už tokius pratimus, vienu žodžiu, jie buvo perdodami, tėvas perdodavo savo sūnui visiškai slaptai, kaip grasimas, kad tik tai neįsidurtų. Ir dar jo labiau darė ornamentus, jie tokius dėdavo. Na, o čia tau visus ratais, vantą kažkokį. O čia ne magija, bet jau čia, jeigu mes padėsim kvadratą aplink save, tik nagiukus 4 ir darysim čia pratimus, tai efektyvumas bus didesnis pasirinkimas. O jeigu dar 8 sudarysim, bus kitas poveikis. Jeigu dar gėdosim dainas, tas pačias indiškas. Tai stiprinsim visus tos dalykus. Taip sakant, šitie druidų pratimai yra ne kas kita kaip europietiška joga. Kadangi indiška joga mums pažodžiui ne visai vertėtų jos laikytis, kiek man teko tai laikytis va taip dogmatiškai, aš manau, kad taip ir yra pas jūs, taip ir nedaro. Vos ne kibirą reikia vandens išgerti dieną. Tai žinoma, Indijoje reikia, nes prakaituoja ten be proto. Kaip sakant, tas skystis vyksta apykaita labai didelė. Tai mums mažiau reiktų gerto vandens, reikia vandens, reikia, nors porą litrų taip. Bet nebe kibirais, kaip sako. O paskui pasinaudoti aplinką. Indijoje aplinka per daug aštri, tai ten jau pavėsio reikia ieškoti arba olos kokios, o čia kaip tik atvirai. Čia ir lietus gali tau padėti, ir mėnulis, ir ant akmens kai ką darai ant žemės, ir darai su visokiais tokiais dalykais ir panašiai. Bet to mes nedrįsom taip jau labai visko, tai pabaigo čia turėtų, pabaigo žodis, kuris turėtų būti nauja pradžia. Tai vat jaunimui iš tikrųjų laikas mums suprasti, kad mes turim dar vienus draugus. Yra ne tik rytų Prūsija, bet yra ir vakarų Prūsija. Yra ten, kur Belgija, Niderlandai ir taip toliau. Iš ten atėjo Brutenis ir Vaidenutis su 300 žmonių. Atėjo pas savo senus draugus, kur gaudavo gintaro į Prūsiją. Ir tada su Prūsijoje perdavo. Nes ten pradėjo ateiti toksai Karolis Martelas, aršus krikštytojas su parduočiu. Maždaug kaip šitie islamistai. Arba tu islamistas, arba tau kertam galvą. Tai jie to nenorėjo, tai jie pirštų galvus ir pasitraukė patys. Pasitraukė į Prūsiją. Brutenis ir Vaidenutis jau 6 amžiui perdavė savo žinias prūsų žiniams. O prūsų žiniai, aišku, mūsų žiniams. Ir tie žiniai vėl taip toliau, tai kaip pat šios dienos. Todėl ta druidiškus išmintis reiškia irgi paieškoti vertėtų. Ne tik kaip Juodosios jūros, bet ir Britanijos.
Danijos salų, Bulgarijos ir taip toliau, taip toliau. Jo labiau, kad čia nereikia nieko. Zinkevičiaus paskutinė knyga profesoriaus išleista Amerikos lietuvių rėmimo, niekas nedrįso šitos knygos jam išleisti, kur lietuvių didžiausia neokarnė randa, reiškia Lenkijos santykiai su Lenkija, vienas iš didžiausių viskų, bet jisai dar nustatė vieną dalykėlį, kad Lenkija iki Varšuvos nuo Baltijos jūros visai jokia Lenkija. Tikra Lenkijų pavardė yra Sabiski, Zaluski ir taip toliau, taip toliau. O visi tie Zinkievič, Katarkievič, Evič, tai yra vyčiai paprasčiausiai. O ir pasirodo, kad taip, jeigu ir Varšuva yra baltizmas, tai čia akivaizdu. Ir žodžiu, ta visa, čia Evičiai visokie, Ovičiai. Petro Vyčius, ar ne? Arba koks nors Ivano Vyčius, Jono Vyčius, kieno to Vyčius. O Vyčiai tai jau yra raiteriai, paprasčiausiai kalba. Tai yra ne šiaip savo kariai, bet ant kartų turinti žodžius. Tokiu būdu pusė Lenkijos jau savaime galima nueiti iki Danijos, o Danija vėl labai keistų ten dalykų yra. Pavyzdžiui, tokia upė, kuri vadinasi Jūrės, o ta Jūrės upė tikrai teka į Baltijos jūrą, ir galia upė. Tai Baltupis, taip ir Jūrės upis. Ir jūra, pas mus tokia, kaip pro Tauragę vėl prateka dalį. Nu, tai tokiu būdu per vietovardžius mes galime nužygiuoti iki Uralo į kitą pusę. Visokios Maskvos upės vardas, tai baltizmai. Varlinka prie Maskvos, Varlinka prie Maskvos upelis yra. Varlinka. Oi, pilna ten visko yra. Jauza, pavyzdžiui, pačioj Maskvoje. Slavai negali pakęsti dvigarsio A. Automobilį, jis sako automobilis. O Jauza teko iškesti. O Jauza teko čia vos ne pro Kremlių, ne? Į Maskvą. Tai Maskvos upė, ten tose visose. O Jauza tai yra latviškai žodis Ausė, rytinė. Rytinis intakas, tai viskas, ar ne? Va, Maskva. Lietuviai atkakliai sako Maksva. O Latviai Maskava. Jis saugo Ava. Ava yra vandenvardžių visų galūnė. Daugava, Lietava, Lantava, kas tik nori, Ava. Varšava galų gale. Vandenvardžiai. Tai ir Maskava. O lietuviai kodėl Maksva sako, todėl kad Maknynė, Maknionė. Tai yra pelkėta upė. Štai ką reiškia šita upė. Ten yra Bolva. Va, vėl ta patela Bolva. Ta Bolva pasidaro Volga. O ta Volga Volga. Jau ga iš va. Tai vadinasi ugrafiniškas vandenvardžių priedas. Tokiu būdu tai gražiai iš mūsų iščeka. Dabar pagal upovardžius, tai pas mus iš tikrųjų labai daug išlikę jis. Indiško varianto. Jamunas Indijai, pas mus Nemunas. Yra. Tai labai dar. Ašva prie upelės. Arklys reiškia. Mini nemyga. Mes galvojam, kad ten Nemunas minimas. Ir Rasa upė, kurie praėjo. Rasa vadino ją Volga. Taip. Ne, tai aš čia galėčiau jums vardinti. Jūs nuvarta Pendžab. Ar ne, toks yra valstija Indijoje. Pendžab. Pendž yra 5, Ava upė. Pendž upės eina, tai paprastai kalbame. Ir tikrai ten 5 upės suteka į vieną ir ta visa upynas, ta valstija sudaro. Arba Sibirė, čia jau kaip reikia, galiu pripriekti. Obė, upė, paprasčiausias žodis, čia slepiasi. Bet keiščiausia, žinoma, kai japonų kalboje yra lietuviškų žodžių. Teko man tokį Japonijos mitai ir legendos daryti knygą. Ir ten yra deivė,
saulės deivė, moteris. Ir pas mus saulė moteris, o pas net Indijoje Surija yra vyras, vyriškas dievas, jau naujoviškai. O Sonce, tai iš viso nežino, kokios giminės jisai, nekantrosios. Tada Indijoje 12 pavadinimų saulės. Mitraja, Ravaja, Taip, yra visokių, bet o kaip vadinasi Japonijoje? Šita deivė vadinasi Amatė Rasu. Amatė, čia matė motina, ne? Rasu, rasa. Jeigu taip. Ir taip išeina. Japonas kitaip ir negali įsivaizduoti jo šitos motinos. Jinai rasa iš vandens pakyla rytais, o vakare kitoj pusėje Japonijos nusileidžia vėl į vandenį. Tai va turim rasa, nu ką čia būtų. Jinai matė motiną, todėl kad va šita Amatė Rasu yra promotė visų šitų imperatorių, kurie ir dabar sėdi. Mikado, kuris vadinasi, pas juos. Suprantat? Ten jau nežinau kelintas, bet jie vis dar skaičiuoja. Ir pirmas buvo, kai Amatė Rasu nuleido pirmą porelę, nuo tos porelės gimė toliau, iki šios šių dienų. Yra dievukai, kuriuos jie vadina daug dievų vaikami, tai čia akmuo pasirodo, taip akmenys ten ir yra galvinami akmenukai. Labai madoj tokia. Didelis akmuo, mažesnis, 3 arba 4 viens ant kito. Tai dar šitas tokius akmenis pastato kaimo pradžioj, Salvo kaimą. Dar vadina jį Dzidzo. Paskui tokie keisti dalykėliai kaip Akutagava, Kurosava, tai iš vis vėl su to gavo, kaip jau gavo, taip sakant, skamba vietovardžio vardas, tas vietovardis nuo vandenvardžio ir taip toliau prasideda. Va, tai daug tokių visokių dalykų. Net Japonijoje. Tai jau čia tą patina į sanskrito, kad visą... Taip, ne sanskritas čia. Čia iki sanskrito. Čia yra šita religija, kuri vadinasi Sinto. Ne Sinto, Šinto, bet S-Š vidurkiai. Šinta, tai šventa kažkas taip žodis, suprantat? Ir tai tie, kurie kalba maldas dievams kamiai, ne būdai. Ir kitiems šventiesiems ten kreipiasi, bet jie ten budizmas yra teisingai, bet tai va, ir tos jų maldos, žinot kaip vadinasi? Norito. Norėti. Kami sakot, o Indija yra Kama. Kama. Kama yra. Upė Kama? Ne, yra Kama dievas. Yra Kama sutra. Kama neįleidžia. Čia pašituos. Yra vienas iš to. Jo, yra tokie. Visko čia yra. Tai va, ir kaip sakant, ten pasaulis mažiukas, jeigu mūsiškiai kalba mūsų tarmėm 2,5 milijardo žmonių. Čia va toj knygai, tarp kaip yra žemėlapis toksai žaliuoja, kur lietuvių kalbos, reiškia, įtakoja yra. Tai va, tik Kinai iškrenta, Afrika iškrenta. Jo, iš kitos yra visai. Ne iš sanskrito kilmės. Ne, yra ir tokių, teisingai, tamilai vadinasi. Jo, jie visai neturi. Jo, bet 300 milijonų vis dėlto tik tai Indijoje kalbasi, moka hindi kalbą, tai yra nauja, jie reiškia tą pačią sanskrito tęsinį, ir kaip čia pasakyta, hindų kalbą. Nu, yra kokį 50% sanskrito ten. Jo, man dar nėra taip daug. Valstybinė kalba. Bet tamilų kalbos irgi turi savo, pietinę Indiją ypač. Čia jau kitokia sistema. Karnatakė ten panašiai yra. Tai va, tai tokia va ta mūsų paskirtis dabar, ne šiaip savo. Todėl mums pirmiausia reikia saugoti lietuvių kalbą, žinoma. Ir antras dalykas, bandyti, reiškia, tą civilizaciją ugdyti, nes tai yra tikrai labai geras dalykas. Kad va tik tokie namai. Dar aš čia turėčiau biškį priekaištų, pasikarščiavo per greitai
tos rastus čia sukišo, pradėjo sproginėti. Na, jie sudrėgno sudėjo. Taip, nežinau. O mes va čia nedzingelė. Nesažiningi. Tai galiu pasakyti jums, dėdė, Žilinskų dvaro svirnarė. Kolkozas jau buvo besibaigęs. Tas svirnas radom įkirstą ir rastą 1796 metai, 8 amžius. Tai vienu supuvęs buvo tik apatinis vainikas. Tai yra šitas pušų medžiai, gražiai nuskusti, mediniais tais kaištais sukišta. Ilžiniška, nemažesnis turbūt kaip lygio, kaip šitas pastatas su tuo. Va, tai mano dėdė pasistatė naujus namus. O pušies medžiai tai buvo tokie, va, kaip tokie rusiukai gintaras, žodžiu. Ir anksčiau apie skilimus čia nebuvo kalbos. Nes buvo, matot, turbūt nukirsti, kai medis miega, kai jis buvo subrendęs jau ir nuskustas laiku, kad kirvelių neliktų, ir padžiovintas laiku, ir išlaikytas kiek reikia, ir tada sudėtas irgi taisyklingai. Tai reiškia, kiek aš žinau, tai rastą apvalų, kai deda, tai reiškia į išorę žieminė pusė, kur sutankinta mediena, o į vidų išpurtusią nuo pietų pusės. Būtinai va taip. Tada čia visai tvirtas iš išorės, o čia šildo. Bet dar vienas įdomus dalykas. Knygą turiu, kovo 1 nukirsti medžiai ir rodė namą, kuris nedega medis, būtent tą dieną. Įdomi yra, turiu tik pavadinimą, namuose yra, man miškininkas pasiūlė tą knygą nusipirkti, kolega. Tai galėsite pasakyti, pavadėkit, paskabinti namus, kad ir būtent rodė pastatą, kur degė, nesudega. Net uždegti. Meta laužais nedega. Ir apsauga kažkokia energetinė. Tai ne tiesiog, bet ir grinai su moksliniais pagrindimais ir važinojo tą, kad kovo 1, reiškia, kirstas specialiai laukdavo to laiko, kad nesudegtų namai ir kai bandė padegti, vienas buvo medis, kitaip supleškėjo į tą nuotraukas įdėtos, į tie eksperimentai daryti, bet tokių mažai išlikę yra, kurie pagal tą žinias padaryti yra. Tai mane pribloškė tai. Į faktai yra viskas, nu. O Vaclovai, gal galite pasakyti, Toporovas sakėt, kad kiti mokslininkai čia mūsų lietuvių nepažįsta, kad mūsų čia pramatė tarp mūsų kalba, ne visų kalbų. Bet pasaulio mokslininkai nepripažįsta, jų visai kitokie yra medžiai tie sudėtos piralės, taip, kad būtų pramatė. Nepripažįsta mūsų. Nes rusai dabar varta, jau išvarto. Aš turiu žurnalą. Čia, jeigu matot, kur žalia, tai čia lietuvių kalbos tarmės. Juokais sakau. Afrika lieka, Grenlandija ir Kinija, ir Tibetas. Ir Suomiai dar va iškrenta, nu lengvai iškrenta. Pripažįsta mūsų kalbą, pasaulis jau seniai pripažįsta. Bet vadovėlis Vilnius ir taip neparašyta, kaip jūs sakote. Visai kitaip piešita. Toporovas ne tik Čoparas, bet Česlavas Ivanovas kitas. Reiškia, 63 metais daktarinė disertacija, ne šiaip sau ta, habilituota dabar būtų daktaro. Reiškia, padarė tokį išvadą, abu užbaigęs vardą. Reiškia, prokalbė niekur nedingo, bet pasikeitusią formą iki šiol egzistuoja lietuvių kalbos pavidalu, maždaug va taip. Tai sakau, šitie mylintis Lietuvą išmokant kalbą, bet kitų dabar vokiečiai, prancūzai, anglai nepripažįsta niekas. Pas juos nėra niekur, nei vadovėliuose niekur. Kur jau Melie, prancūzas. Prancūzas tai pasakė kažkada. Pasakė, bet nėra pas juos oficialiai niekur. Oficialiai nėra, jo. Jie ignoruoja, žinot, kas dabar vyksta. Perrišimės istorijos vėl kaip mūsų tais laikais, mūsų laikė Lenkai, kronikos rašytojai, kaip su kailiniais, sakau, tai kaip mūsų karaliai valdė jūs, kas visada buvo. Aš laiką atkerto. Bet dar toliau rusai dabar, vedinė Rusija. Visą istoriją varčia, jau Zadorno paklausykit, kad tik iš rusų kalbos sanskritas kilo, o lietuvių kalba kažko nebuvo. Dabar sanskritą priminėt. Koks jau rusų kalboje reiškia žodžiai iš sanskrito atėjo.
Indijoje yra žodis bataraka, tai reiškia pono šeimininkas, o rusiškai batraka, ne? Bataraka. Čia batė. Reiškia, tėvas, šeimos galva, bataraka tai šeimininkas. O po rusų tai bus batraka. Ne, Zadornovas sakė, kad, pavyzdžiui, žodis, ten daug žodžių sakė, kada, pavyzdžiui, ar ne, pas mus kada, ar ne. Ir sanskritė irgi yra 5 raidės, savo, kadangi pas mus yra mažiau raidžių, reiškia, jų yra pirminė, pas mus jau nudilė. Nes visos kalbos, kurios vėlesnės yra, tos yra ar be galūnių, ar ten dar be kažko. O aš randu priešingai, kur mūsų yra žodis į žodį, sanskrito kalboje, o jų ten yra pridėta, netitinka. Ir, dar reikia labai pasverti mūsų tą kalbos manierą, o mes kaip sanskritų dainuojam, tai rusai neištaria. Pavyzdžiui, jie ten, jeigu taip, šyva, į trumpus negali ištarti, ten ilgai, pavyzdžiui, ten, jie taria kietai, ten, sanskritų, kai jie mantras, turi problemą. O mes neturime 100%. Sako, jūs iš karto tarmė, aš mantras. Ne, kodėl mums lengva išmokti? Būtent visas kalbas lietuviai išmoksta be akcento, rusiškai kalbėjau. Anglijoje, mano sesuo, be akcento, kalbas, nesupranta, iš kur tu esi. Tai va, tik per keletą metų. Bet būtent tai yra gelmė. Aš jau matot, jiems sunki, sudėtinga, nes dar ne taip suprastinta, kaip sakoma. Žiūrėkit, Vasilo dar vienas klausimas apie Zinkevičiaus paskaitą. Zinkevičius sakė, kad mūsų tas ovalas buvo iki Dniepro. Bet pas mus dainuose yra 50 dainų, siuntė mane motinėlė į Dunojų vandenėlį. Kodėl ne iki Dunojaus? Ir jis tikrai vandenvardžius randa tik iki Dniepro. Šito Dunojėlis velimas buvo ribinė, tai teisingai. Ribinė, kadangi slavai irgi savinasi Dunojų, tai kas yra slavai? Slavai tai yra pietinė mūsų pačių papilvė, taip pavadinti. Kadangi ten buvo sąveika daugelį su skitais, su romanais, su latynais, su graikais, jums ir pasikeitė kalba. Visas fokusas pasikeitimo buvo taip, kad reiškia aha, jeigu lietuvių kalba turi al, ar, an, tos dvi garsus, tai pas juos bus aukštinku apversta. O jeigu varna, aha, vran. Jeigu valdyti, valdo, valdas, tai vlad, vladėt. Ir taip toliau. Ir taip galima labai lengvai atpažinti viską, suprantant. Bet, kada, vienu žodžiu, Lietuva vėl užėjo į savo buvusią žemę, aprusėjusi, tai yra iki Maskvos, kur Smolenskas, čia iki Kijevo ir panašiai, tai šitie jau pradėjo šnekėti žmoniškai. Reiškia, ne vran, bet voron. Reiškia, balsiai ir čia pradėjo, bet ne voron, bet voron. Ir aną paliko ir šitą pradėjo. Ne Vladas, bet Volodė. Ir taip toliau. Bet juokingiausia tai yra Putinas. Reiškia, Putinas baisiai mėgsta Valdajaus vietovę. Kas tas Valdajus? Čia ežeras, tai bus krematorija kažkokia. Našystai ten renkasi jaunimėlis, toksai stovyklos, tokios kažkokios, kaip čia mūsų, gal kitokios. Tai kas yra Valdajai? Slaviškas, ne. Grynas lietuviškas valdyti. Valdajai tai yra tokia aukštuma, nuo kurios į vakarus teka Daugava ir mūsų Neris ir panašus intakai, į rytus Volgos visi intakai, į pietus teka Dniepras, į šiaurę Naugarod ir Latvijos, kokias teka. Ir ta aukštuma yra tokia ribinė. Tarp šitų upių galų yra tiesiog 7 kilometrai. Ten yra Volchovai visokie, tai kur pertempia. Iš vieno galo į kitas. Arba Vyšniai Volačiok. Tai čia Vyšniai yra pavasarinis. Kada patvinsta upės, lengviau ledos pertemptos laivus. Suprantas? Tai viskas. Tai Putinas, reiškia, kaip rušis
rusų pasaulio tvirtovę pasirinko Valdajų. Kad ir jo pavardė, kokia čia ar slaviška? Putinas, nu tai. Neslaviška. Ne, nu žodžiu, Putin, čia keliautojas, keleivis, kažkas. Ai, šitą jūs organizuojate. Bet įkildina, kad iš vaikų namų čia kažkas skaičiaus Visai čia. Putinas medis ir kad yra, tai slepia tą savo praeitį, kad užaugo jo senelį, ar buvo tėvas, nu, žodžiu, paliktas vaikų namuose ir paskiau ištremtas, kaip sakant, atsidūrė ten ar armijai ir gyveno, bet įdomi, man ten Vokietijoje jisai kaip šnipas dirba. Gerai išmoko vokiškai. Bet jis yra, vedęs jo neslaviškas, matęs. Nu, neslaviškas. Taip pat rusams, kaip kalbėjom, sako, ne, točina, sako. Tai šitą, čia tokia, matot, Duginas toksai yra. Duginas, paskui dar kiti, jau kūrė, jau ten rusai pasaulio bando, paprasčiausiai karmenė. Tai va, jauna tauta. Rusų tauta, dalyka ruskis. Nepainiokit nei ukrainiečių, nei baltarusių, čia yra kitokios tautos. Tai šitą apie Maskvą turi. Tai yra, nu, jie 500 metų vaikai, visiškai, o ir durniuoja. O dar, kadangi su mongolais susiplakė, tai ten iki šiol, reiškia, pusiau mongoliškas režimas. Tas vadų kultas, aklas ir nuolankumas. Man pasakoja dar vieną dalyką, reiškia, kaip Ivanas Rūstusis, tas ketvirtasis, dar irgi buvo visai totoriškos matos, nors jau proanūkis Vytautą mūsų nuo Sofijos laiptelinė. Jis sėdėdavo soste, soste buvo skylė, jis neturėdavo kelnių, tik tai tokius marškinius iki galo, ir klausydavo, reiškia, priimdavo pasiuntinius. O po kėdę palindęs buvo specialus žmogus, kuris laižydavo tam tikrą vietą. Ir šitą pareigybę vadinasi mudak. Muda, o muda vadinasi va tas va, vyriškas, tas kas kabaluoja. Ir va toks buvo Ivanas Rūstusis. Dar visai neseniai pasirodo, tas sostas Ivano Rūsčio su skylė stovėdavo Kremliuje. Tai kai pradėjo domėtis, kai kas čia per kėdį, tai va tokia paaiškėjo, kokia jos paskirtis buvusi. O paskui dar vieną dalyką, Jekaterina II, Poniatovskis meilužis jos ir paskutinis nevatai karalius šitos visos valstybės, tai parsivežė tą mūsų abiejų tautų respublikos sostą, įsigrėžė skylę ir pasidarė tualetę, reiškia sostas valstybės. Tualetė puoduką ten apačioj ir taip toliau. Ar jūs Lipovką pažįstamas Lipovką? Girdėjau, klausiau aš jo net paskaitos. Jis 18 tūkstantmečio yra parašęs, perskaitęs vienintelis pasaulyje žmogus, kur Šiaurės Italijoje perskaitė antkartus lietuvių, įrodė lietuvių. Galbūt, bet kai jis pradėjo, matot, kai Egiptą normalia lietuvių dabartinė kalba biškį padarė tarpinę. Visgi kalba stipriai keičiasi. Šeimys, pavyzdžiui, jau atsargiau elgėsi, jis Kretos saloje skaitė tas va. Jis perskaitęs. Viską. Ir ten, o Italijoje tai etruskų reiškia tekstus. Matyti, ten gal... Iki šiol nebuvo perskaitę, bet parašyta, čia palaidots, ten taip ir taip, jos ten straipsnis turėjo. Gali būt. Lipovkos reiškia... Dabar puslapį jie gali paskaityti lipovka.com arba lipovka.lt. Nu taip, gali būt. Bet iš Vytautą neįgė. Kaip čia pasakius, kur kas sunku pripažinti šitą. Ne strategiškai, o tipo pabėgė, reiškia, palaiko tą. O vokiečiai dabar prieš 2 metus aiškiai patvirtina, kad Lenkai turi perrašyti istoriją, kuri neigia. Turi archyvus, vokiečių per laidą, Discovery klausiau laidą, vokietis kalbėjo, istorikas, taip sako, reikia pripažinti, kad Vytauto strategas, jie buvo strateginės manevras,
tai mes turime pas save. Taip, čia Ir švedas. Lenkai, ką jie išvedžioja, kad Jogaila ten visai neigė tą, kad jis tik pabėgo, viskas, sako, Lenkai turi atsiprašyti. Taip, viešai pasakė per televizorių. Čia prieš 2 metus dabar buvo, ar pasakė jo. Jo, šitas Kažkaip mūsų švedas istorikai klausosi, Aš žinau, kaip veikdavo, Bubliauskas žinau, kai jis veikia. Ai, čia tai jau čia. Man biškai... Miliauskas, kaip sakydavo, dviračio šou. Dėl istorijos, tai čia jau nekalbėkime, apsivengsim paskui. Ypač su šitais Baronas, specas didysis, kuris, reiškia, išdrįso išniekinti, reiškia, Margirio tą Pilėnų susideginimą. Išvadino bailiais, kvailiais ir taip toliau reikėjo pasiduoti. Nors, reiškia, čia, jei būtų šitokia knyga parašyta Izraelį apie Mosadą, tai jau jis būtų gyvas nelikęs. Paprasčiausiai bus sudarstytas gabaliukus. Mosadas irgi lygiai tokia pat buvo tvirtovė, ir kai pamatė, kad romėnai jau viskas ateina, irgi susinaikino, kad nevergautų. Ir Indijoje tokia pat atvejai buvo. Irgi 14 amžiuje beje, tai taip pačiais laikais. Trinkūnas vienam žurnalio Romuvos davė net ir nuotrauką yra padaręs. Tai aukštas bokštas atmintis šitų didvyrių, kurie nepasidavė ir nevergavo. Nes, suprantat, jeigu tu nuo priešo nuolankiai žūsti, tu vergausi šimtmečius ir po mirties. Anam. Įsivaizduojat, kaip buvo išauklėta mūsų tauta. Tai ar tai taip ar ne, o gal ir taip. Taip sakant, daug kartų gimsi ir kaip vergas ir toliau eisi iš Ne, iš tikrųjų, tai yra, jo, dvasia pamoro visą nusmukdo. Nes iš tikrųjų, jeigu tai tvirtai laikytis, tai nevergau, tai gali pakelti visą, o iš tikrųjų netgi nusmukdo. Aš radau dar vieną, toksai Povilas Diakonas radus istoriją. Čia bizantiška, 10 amžius, jis amžininką aprašo atseit skitą. Ir tie skitai ten prie Dunojaus, prie miesto vieno, reiškia, kariavo. Ir skitų vadas vadinosi taip. Sventoslav. Sventoslav, Sventoslav. Ir panašiai. Tai va, šitas Sventoslav irgi iš principo nepasidavė, kad nevergautų ilgus amžius. Ir tas Bizantijos istorikas ir rašė visą šitą. Paskui jie garbingai sudegino savo žuvusius ir išvyko atgal į šiaurę. Link Dniepro, Juoda jūra, taip. Čia Dunojos pakrantės yra. Tai tokie dalykai. Taip, bet mums užtenka jau visų laikų, kad jūs galvojate. Ne taip, kaip lietuvių. Taip negalvoju. Ačiū už kantrybę. Ačiū Jums. Laikykit.